Arunachala tyliai sako tau: būk tuo, ko negali nebūti. 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 Arunačalos begalybė visada yra čia, bet tik tada, kai šitie šarvai atskirties idėja susilpnėja, malonė tave pagauna. Dauguma žmonių tamsioje sielos naktį išgyvena kaip gilią depresiją, visišką prasmės ir idėjų tuštumą. Šioje beprasmybėje asmuo Yra sunaikinamas, tai yra malonė. Arunačala tyliai sako tau: Priimk savo tikrąjį aš. ir būk tuo, ko negali nebūti. Priimk savo tikrąjį aš. Ir būk tuo, ko negali nebūti. Priimk savo tikrąjį aš. Ir būk tuo, ko Negali nebūti. Absoliute nėra nieko, yra tik absoliutas. Ir kadangi absoliutas nepriklauso niekam, niekas negali Būti absoliutas. Arunačaloje nėra nieko, yra tik Arunačala. Ir kadangi Arunačala Nepriklauso niekam, niekas negali būti Arunačala. niekas negali nebūti. Arunačala. Niekas negali nebūti. Arunačala. Niekas negali nebūti. Arunačala. Niekas negali nebūti. Arunačala. Priimk savo tikrąjį aš. Ir būk tuo, ko negali nebūti. Priimk savo tikrąjį aš. Ir būk tuo, ko negali nebūti. Priimk savo tikrąjį aš. Ir būk tuo, ko negali nebūti. Niekas negali pakelti šio kalno lengvumo. Arunačala. Nepakeliama būties lengvybė, tai slegia tave. Nes tu esi tuštumoje, tuštumoje, kuri tave išmokys ir ištuštins, kad pats taptum tuštumos tuštuma. Nes tik tuštumas tuštuma nepažįsta tuštumo. Budistai, kuriems labai svarbi tuštuma, Sako tuštuma. yra vienintelis mokytojas. Tada tu pripranti prie tuštumos. Kuri galiausiai tave ištrins. Tai kas yra tuštumoje negali išlikti. Pradžioje tu darai viską, Kad jos išvengtum, kol galiausiai nebegali. tada į tave praryja. Ir kai tavęs nebėra, Nebėra ir tuštumos. absoliute nėra nieko, yra tik absoliutas. Ir kadangi absoliutas nepriklauso niekam, niekas negali Būti absoliutas. Tu atėjai ir tu išeisi. Tau net nereikia dėl to nieko daryti. Tai vyksta savaime. Tu atėjai savaime ir išeisi savaime. Tai kodėl tu jaudiniesi? Budistai, kuriems labai svarbi tuštuma, sako, kad tuštuma yra vienintelis mokytojas. Tada tu pripranti prie tuštumos, kuri galiausiai tave ištrins. Tai kas yra tuštumoje negali išlikti. Pradžioje tu darai viską, Kad jos išvengtum, kol galiausiai nebegali. Tada į tave praryja ir kai tavęs nebėra. nebėra ir tuštumos. Tikrąjį aš. Ir būk tuo, ko negali nebūti. Priimk savo tikrąjį aš. Ir būk tuo, ko negali nebūti. Priimk savo tikrąjį aš. Ir būk tuo, ko negali nebūti. Kitaip tariant, net jei visa, kas gali būti žinoma, Tau būtų žinoma, tu vis tiek nieko nežinotum. Nes visa tai neturi jokios įtakos tam, kas tu esi. Bet tą akimirką, kai pažįsti save, nežinojime to, kas tu esi ar nesi, tu pažįsti viską. Tai pažinimo paradoksas. Tu pažįsti save absoliučiame nežinojime. Nes tu esi tai, ką kas nepažino. Tu esi neapčiuopiamas, nesuvokiamas. Bendro ir bet kokia idėja ar galimybė žinoti, kuria toluma. Niekas negali pakelti šio lengvumo. Nepakeliama būties lengvybė, Tai slegia tave, nes tu esi tuštumoje, tuštumoje. Niekas negali pakelti šio lengvumo. Nepakeliama būties lengvybė, Tai slegia tave, nes tu esi tuštumoje, tuštumoje. Niekas negali pakelti šio lengvumo. Nepakeliama būties lengvybė.
iš šio lengvumo nepakeliama būties lengvybė. Tai slegia tave, stovi sau tuštumoje, tuštumoje. Niekas negali pakelti šio lengvumo nepakeliama būties lengvybė. Tai slegia tave, stovi sau tuštumoje, tuštumoje. Niekas negali pakelti šio lengvumo nepakeliama būties lengvybė. Tai slegia tave, stovi sau tuštumoje, tuštumoje. Absoliute nėra nieko yra, tik absoliutas. Būk tuo, ko negali nebūti.